Antradienio savaitės atradime norime pristatyti duetą, kokio dar per visą savo darbo laiką radio stotyje kelyje, na ir žinoma, šios savaitės atradimo rubrikoje dar neteko kalbinti. Norim pristatyti tėčio ir dukros duetą, kuris ganėtinai neseniai pasirodė naujo hito projekte ir sulaukė didžiulio klausytojų palaikymo. Na ir labai smagu, jog šį vakarą šis duetas atvyko į mūsų radio kelyje studiją pristatyti savo dainą Mano muzika. Tad pristatau jums Marijoną arba sceniniu vardu Mario on Air ir Agata Breit. Sveiki, kaip laikotės? Sveiki, gyvi Daumantai. Sveiki. Fantastiškai, žinok, esam labai pamaloninti jūsų kvietimo, labai džiaugiamės ir kaifuojam būdami pas jūs studijoje. Koks jausmas šie atrodo nedidelė ta studija, ar ne, bet ar gerai jaučiatės, kaip tu, Agata, jautiesi? Man tai pirmas kartas studija, tikrai truputoko jaudulio, bet manau, viskas bus gerai tikriausiai. O aš jau bijojau važiuoti pas jūs, nes aš dabar galvoju, kaip čia dabar viskas gausis, nes galbūt radio stoties klausytojams būtų verta pasakyti, kad aš pas kažkada radio stotį truputėlį gal didesniai patalpoje esu dirbęs apytiksliai 20 metų ir dabar galvoju, intervuotojas intervuos. Tai man atrodo, galėsim pabūti jo būdu ties radio vedėjais ir pakalbinti Agatą, ar ne? Čia visiškai geras sprendimas. Supratau. Kaip, Agata, tu laikaisi? Aš kai sužinojau šitą, kad man reikės kalbinti Agatą Breit, aš įsivaizdavau, kad jau čia visiškai suaugusi moteris bus toks sceninis vardas, o čia sužinojau, kad kiek tu metų, Agata? 14. Wow. Ir ar pirmą kartą pristatinėjat dainą radijoje? Taip, aš tikrai, kad pirmą kartą, tėtis tikrai nemanau, kad pirmą. Tikrai ne pirmą kartą, ne? Taip. Supratau. Agata, ar nori papasakoti, kaip prasidėjo tavo visas muzikinis kelias? Aš manau, kad mano kelias pradėjo, kai aš tik pradėjau mažytę lankyti muzikos mokyklą, kurią neseniai baigiau, praėjau 7 metus. Tada baigusi muzikos mokyklą supratau, kad tai, ką aš noriu daryti toliau gyvenime, pradėjau rašyti, kurti dainas, groti gitarą, baigiau pianiną ir pradėjom su tėčiu pradėti kurti dainas. Tai dabar įrašinėjame mūsų, bent jau mano debiutinį albumą, taip ir toliau kelisim. O pas kurį pirmą iš jūsų kilo idėja, ar nežinau, atėjo Agata, sako, tėti, varom kurt projektą, kaip čia viskas buvo? Čia iš tikrųjų buvo, žinok, Daumantai toks labai įdomus dalykas. Kad Agata dainuoja, mes šeimoje, mes bet kokiu atveju girdim, tai yra ne vienintelis mūsų vaikas, žinai. Taip. Bet vienos merginos pakraipa yra daugiau meninė, jinai daugiau susijusi su daile, sakykime, literatūra, fotografija netgi, o tuo tarpu Agata buvo labai smarkiai linkusi į muziką, į saviraišką. Ir jos galbūt kaip muzikinis kelias, kaip muzikantės prasidėjo 10 metų. 10 metų mes, kadangi visiškai nesugalvojom, ką mamos dienos progą padovanoti, mes nusprendėm, sakykime, padaryti tokį mini improvizaciją ir sukūrėm Agatai dainą. Taip. Sukūrėm dainą apie mamą, sukūrėm vaizdo klipą, mes ją padovanojom, ten buvo ašarų pakalnė, ten buvo emocijų jūra, ten buvo žiauriai viskas gerai, bet 10 metų, žinai, tėvukas prodiuseris, aš pats prodiusuoju muziką, pats aranžuoju, žinai, taip galvoju, dar 10 metų, dar truputėlį trūksta. Na ir tie meteliai ėjo, kol vis dėlto Agatos balsas pasiekė, kaip sakyti, tą tokią galbūt netgi, sakykime, brandą. Nes žinot, kaip Agata nėra ta, kur aš kitą kartą nueinu į kažkokius renginius, žinai, ir pastebiu, kad 13 metų vaikai, būtent 13, pažymė, jie dainuoja 2 gaideliai apie pingvinukus, apie meškiukus, apie beleką, bet tai nėra rimtos dainos, žinai. O mes šovėm, galvojom, taip, duomenys yra, noras yra, galimybės yra, nes, ta prasme, mums viskas nekainuoja, aš galiu pasakyti drąsiai, mums niekas nekainuoja, nes studiją mes turim savo, videografijos galimybės yra mūsų pačių ir jos yra pakankamai aukšto lygio ir galvoju, velnias, koks tikslas investuoti į svetimus, jeigu galima investuoti į savus, žinai. Tikrai taip. Ir mes paspaudėm start mygtuką nuo 13, tai dabar Agatai 14, mes truputėlį jau virš metų uždėlsėm su jos pirmoju albumu, bet aš noriu pasakyti radio klausytojams, kad tegu jie negalvoja, kad pavyzdžiui Agatos Breit muzika tai yra kažkokios vaikų dainelės. Tai visiškai ne. Jeigu kas nors nueis į YouTube, nes per praeitus metus, ta prasme, ne per praeitus, bet per metų laikotarpį, metai ir 2 mėnesiai mes sugebėjom įrašyti beveik visą albumą, dėja anglų kalboje. Aš sakau dėja, nes, žinai, lietuvis visą laiką, čia angliškai ne visi supranta, žinai,
daug grupių ir atlikėjų tokią klaidą padarė ir mes užlipom ant to pačio grėblio, žinai. Nu, mes irgi pavarėm anglų kalboj, bet mes pasitaisysim, galbūt kitą albumą leisim lietuvių kalboj. Bet, ką noriu pasakyti, kad per metus laiko mes išleidom beveik albumą, nufilmavom 7 fainus, gerus, rimtus vaizdo klipus. Mačiau YouTube'e. Ir to prasme, nu, mes nesam tokie jau visai pėsti, žinai. Supratau. O Gato, kaip tau labiau patinka? Na, žinai, vis tiek Lietuvoje tikriausiai ta lietuviška muzika, na vis tiek, jinai bus labiau klausoma ir labiau mylima. O tau pačiai labiau angliškos dainos ar lietuviškos patinka? Tikrai, kad angliškos. Tikrai. O kodėl? Tikrai. Tėvas nusivylė. Tėtis taip išreklamavo, kad mes turim lietuviškas dainas daryti. Agata sako, man angliškas labiau. Gavau vėl per skūrą. Nu taip, bet aš nuo mažų dienų pradėjau klausyti anglų, mokiausi anglų, man labai gerai sekasi mokykloje anglų. Ir man tiesiog lengviau sudėlioti žodžius, mintis anglų kalboje, nors aš turiu tėtį, kuris labai lietuviškai gerai kalba ir gali man padėti su tekstais, bet aš manau, kad aš turiu pati savo dainų tekstus kurti pati ir noriu išreikšti pati savo emocijas, tai tas emocijas aš galiu pereikšti per anglų kalbą. Ir tai tiesa. Tikrai taip. O kokie tavo atlikėjai, na, lietuvių ar anglų ar amerikiečių, nesvarbu, užsienio atlikėjai, tau labiausiai imponuoja kaip atlikėjai, jau ir ateityje tikiu, kad tikrai ir kūrėjai ir panašiai? Anglų, Billie Eilish. Va, aš taip ir galvoju. Taip. O lietuvių dabar pastarąjį mėnesį pradėjau klausytis labai Jessica Shy. Toks tradicinis pasirinkimas, sakyčiau, bet neblogas. Tikrai taip. Tikrai taip, neblogas pasirinkimas. Bet Jessica Shy, ne, dainos... Jūsų šita daina trunka standartiniu 3 minučių formatu, bet ar pastebėjot, kad visos dainos pradedam trumpėti, gal toj dainos po 30 sekundžių truks? Aš to bijau, nes man kažkada yra tekę dalyvauti, dabar to pasakysiu, tai buvo video kažkoks projektas, kur ten reikėjo nufilmuoti vaizdo klipą per 1 parą, nes aš pats savo gyvenime daug laiko esu skiręs videografijai ir mes filmavom vaizdo klipą, aišku, mūsų tas klipas galbūt nelaimėjo, galbūt pritrūko sėkmės, bet mes filmavom vienam atlikėjui ir būtent kauniškiui, nenoriu tiesiog įvardinti dabar šiuo metu jo. Tai daina truko 1 minutę 42 sekundės. Taip. Velnias galvoju, nu palauk, nu čia jau rekordas, žinai. Tai čia taip sunku tą dėmesį prikaustyti žmonėm yra šiais laikais. Čia galbūt... Pats kaip prodiuseris. Aš manau, kad šito standarto sukūrė visiškai radio stotis. Nes reikia išduoti radio klausytojams dabar tokią informaciją, kad mums čia besėdint, tu ieškoji trumpesnės dainos, o ne ilgesnės. Bet čia pasąmonė reikia, ar ne? Kur ras trumpesnę dainą? Taip, tik. Tai va, reikia išlaikyti visos dainos metu dėmesį, nes jeigu jinai jau nuo 3 minutės tau pradeda įgrysti, kažkas perjungs radio stotį. Tikrai taip, teisingai. Net ir tos savo pasąmonės dalykus pradedi pastebėti. Gerai, tai gal jau nuvykime prie jūsų tos dainos, šiek tiek apie ją pakalbėti. Kaip atsirado ta pirmoji mintis? Mano muzika. Kas parašė, kas pradėjo rašyti žodžius, kas, nežinau, ant pianino pradėjo pirmas melodijas kurti. Kokia ta istorija šios dainos susikūrimo? Nemeluojam pasakysiu, kad tėtis, aišku, visą laiką viską pradeda, bet vieną dieną pamenu, tėtis sako, ateik, turiu tokį naują gabalą, parašiau aš lietuviškai, sudainavau stulpelį, bet man reikia priedainio. Sakau, tai ką tu nori, kad aš padaryčiau? Sako, tai pabandyk tu man uždainuoti šitą priedainį, tu esi mano muzika. Aš jį sudainavau ir mes biškį jį ten patraukėm į šoną. Čia buvo kažkur gegužės mėnesį, ten jau labai seniai buvo parašyta ta daina. Parašėm, ta daina yra apie patį dainos kūrimą, kaip vyksta, kaip įrašinėjama daina, kaip bent jau aš manau, aš esu mano tėčio muzika, bent jau jisai taip išreiškė šioje dainoje. Tai taip, parašėm šią dainą, sudalyvavom projekte. Kaip sekėsi jame beje? Neblogai. Neblogai? Buvo įvairių nuomonių, blogų, gerų, bet mes iš viso džiaugiamės, kad ten patekom, perėjom, bet... Man tai tikrai jūsų daina. Na, kaip pasakyti, gal ir kiekvienas atlikėjas, kai kuria savo dainą, sako, aš gal nenoriu būti panašus į vieną ar panašus į kitą, bet nenori vis tiek, ypač tavo Marijonai partija,
selas, ar ne? Šiek tiek asocijuojasi. Ir mes gavom pylos už tai, mes gavom iš laidos kūrėjų pylos, nes po tos pirmos transliacijos, kuri buvo parodyta ir automatiškai buvo tokia suformuota nuomonė iš laidos kūrėjų, kad yra žiaurus panašumas ir mus tokius kaip didelius nusikaltelius, kaip sakyti, už rankučių nuvedė į Latgą ir mums davė pamokėlę apie plagijavimą, žinai. Bet kiek dainų dabar yra panašių? Mes gavom išklausyti, bet žinai, kas įdomiausia, aš jau eidamas galvoju, nuvelnės, ar čia bus gerai, ar čia bus blogai. Ir po to eidamas kažkaip, kaip sako, pačios geriausios mintys yra kažkur važiuojant automobilyje, ar kažkokį sėdint vienoj patalpoje. Aš sugalvojau tokią nesąmonę, galvoju, palauk. Palauk. Aš teksto mes nenukopijavom. Harmonijos muzikos mes nenukopijavom. Balsą pakeisti aš negaliu, o automobilį aš bijau sumeluoti, bet lyg tai sukūrė Fordą, žinai. Fordai paleido pirmosius pasaulyje automobilius, bet to buvo Mersai, Ferrari, tai ta prasme tiek Mersas, tiek Ferraris, tiek Audi, tai čia jau yra kopijos Fordų. Negali būti. Nėra tokio žanro ten, pavyzdžiui, kaip gerbiamo Dragūno ar negerbiamo, kaip vieni vienaip traktuoja, kad kitaip, žinai, bet jisai daro gerą muziką. Nėra tokio žanro. Yra džiazas, yra, nežinau, folkas, popsas, elektropopas, yra daug žanrų, bet tokio žanro tai nėra. Tai tu negali kopijuoti žanro. Taip, bet ypač dabar šiais laikais aš tai manau, kad reikia pabrėžti, kad jūs kuriat, jūs viską darot patys. Dabar kai kurie atlikėjai, nemeluosiu, yra tekęs ir pasišnekėti su atlikėjais, kurie tiesiog yra susigeneravę savo dainą su dirbtiniu intelektu. Ir sakosi taip. Ir mes galime galbūt pasakyti, kad taip, yra dainos rubrika, čia naujas formatas, paklausykite, įdomu, dirbtinis intelektas, bet sugeneravo dainą, bet kuomet ateina atlikėjas ir sako, čia aš dainuoju, nors, tai ne tu dainuoji, čia robotas kažką sukūrė. Tai žiūriu, čia ne tai, kad liūdnas dalykas, žinai, kas yra liūdniausia, kad dirbtinis intelektas pats iš savęs kurti muzikos nesugalvojo. Taip, jisai ne tai, kad vogė, bet jisai į savo duomenų bazę susidėjo milijardus kūrinių, žinai. Jisai padarė jų analizės, harmas, žodžiu, jisai padarė analizę visų tų dainų ir po to po kažkokį tai mažą gabaliuką, jisai, sakykim, kažką iš čia truputėlį pavogiau, kažką iš ten pavogiau, kažkur iš čia pavogiau. Ir ta prasme, čia toksai, bet baisu, žinai. Ir žinai, kas yra baisu? Baisu, kad žmonės tai pateisina, sako, gerai, kai gerai skamba. Kiek aš esu buvęs įvairiausiose renginiuose ir žinai, sako, ar galėsit čia pagroti himną mūsų firmos? To prasme, liuks, grojam. Ir tas firmos himnas, žinai, ten su tokiu baise lietuviška kirčiuotė, nes dar dirbtinis intelektas nemoka. Taip, ten žodžium, laukais ir plaivavai, tokie kvakai. Negalima, taip. Taip, ir aš visą laiką noriu klausytojams pasakyti, kad vertinkite kūrėjus, mums reikia, nes kaip be kūrėjų mes pas save į radiją neturėsim ką pakalbinti daugiau tada ateityje, ar ne? Taip, bičiuliai. Dar kartą noriu pasakyti, tikrai malonu, kad jūs čia esate, labai faina iš čia turėti, puikus pokalbis eina toliau ir jau norėčiau dar klausimą Agatai užduoti. Kur save įsivaizduoji kaip atlikėja po kokių 5-10 metų? Kokią muziką kursi? Bent jau, žinai, čia aišku, dabar pat nenuvyksi su laiko mašina į ateitį, bet kaip tu įsivaizduoji? Tikrai sunku pasakyti, kas bus toliau, bet manau, jeigu stipriai dirbsim kartu ir su tėčiu, ir su manimi, ir dirbsim prie manęs kartu, manau tikrai pasiseks, noriu studijuoti toliau su muzika, noriu toliau kurti, tai gal didesnės scenukėse, kur nors aukščiau galbūt, kokiuose dar projektuose sudalyvauti. Tikrai pasiryščiau ir viena, ir kartu su tėčiu. O kaip tu, Marijonai, įsivaizduoji, kur Agata bus po 50 metų? Jinai bus ten, kur jinai norės, aš taip sakau. Nes aš galiu pasakyti taip, aš savo laiką sudeginau. Aš savo laiką gyvenime sudeginau, nes jaunystėje pats irgi esu jaunas būdamas išleidęs albumą, žinai, ir dirbęs ir scenoje, ir su garsiais atlikėjais, bet kažkaip radosi šeima, radosi kažkokie rūpesčiai, norėjosi sukurti gerbūvį ir aš tą muziką atidėjau į antrą planą. Nes kažkaip reikėjo, žinai, uždirbti pinigų. Ir aš visą laiką galvodavau, tiesa, aš prodiusuodavau kūrinius iki ir jaunystėje, ir dabar prodiusuoju, aranžuoju, žinai, bet aš visą laiką kitiems, reiktų pinigų, žinai, reik pinigų, žinai, Petras, Antanas, Aloyzas, Martynas sumoka, o aš pats savo sumokėti negaliu, žinai, ateina mėnesio pabaiga, žinai, mokesčiai, ir viskas, reik babkių, žinai. Pats, kai savo dirbi, nieks nemoka, tai aš paslydavau ant tos ir, žinai, ir aš sakau,
reikia pradžiai investuoti save. Ir jeigu tu esi jaunas ir jeigu tu galvoji, kad tau dar viskas priešaky, Dieve, čia dar nesąmonė. Mesk iš galvos tą mintį, kaip Pom pasakė, tu tapsi nelaimingas, žinai. Taip, tikrai. Reikia dirbti nuo pat mažų dienų. Tai jeigu Agata dirbs, jeigu jinai neperdegs, nes, kaip, žinai, kaip yra, visi į tą žiūri kaip į žaidimą. Taip. Ai, čia pas tėvą ateiti studiją padainuoti, čia nieks nekainuoja, čia pafilmuosim klipą, čiagi nieks nekainuoja. Taip. Brač, bet jeigu visą tai paversti pinigais, daina kainuoja velniškai daug Lietuvoje, gera, bet kokia, tai gal jinai nieko nekainuoja. Bet padaryti gerą gabalą, tiek jį rašyti, suaranžuoti, sudainuoti, nufilmuoti klipą, tai yra velniški pinigai. Tai, sakykime, vienai dainai nuo 10 000 ir viršų, žinai. O tu viską čia turi for free. Tai aš sakau, Vertintą galimybę reikia. Taip, jeigu dukra... Tai man nemokamai kiekvieną dieną. Taip, man nemokamai, pavydėkit jūs kiti. Ir aš, žinai, kas aš bijau, kad, žinai, tas, kas duoda nemokamai, tas yra, tipo, čia ne bairis, žinai. Tai svarbiausia, kad jinai suprastų, kad tai yra duotybė, dovana ir kad nebijotų darbo, o tie, kas nebijo darbo, tos būna apdovanoti, žinai. Supratau. O ar tai, kaip pasakyti, buvo vienkartinis projektas, ar dar norite kartu kažką padaryti kaip tėčio ir dukros projektas? Agata, tu dar nori turėti problemų su manimi? Agatai užbėgu iš studijos, tuoj Aš tai mielai dar sudalyvaučiau, nes tikrai man tai lipdama ant scenos yra tikrai, nemeluosiu, labai didelis jaudulys, taip. Iššūkis. Ir turėdama šalia žmogų, kurio pasitikė, su kurio jautiesi arčiau, tai visiškai kartais nuima tą jaudulį, tai aišku, buvo to jaudulio dalyvaujant projekte, bet kai būdavo kartu šalia tėtis, tai jau čia nelabai taip bijodavai, nes žinodavai, kad turi čia tėtį šalia ir paskui dar stulpelį dar kitą sudainuos, tai čia nesvarbu. Man, žinai, kas man pačiam baisiausia buvo šitame reikale? Jau baigęs tas projektas, mus paėmė ten viena iš Lietuvos radijos stočių, jūs paėmėt kūrinį ir kitą kartą atein galvoja, norėk pažiūrėti, kaip čia tave pristatys. Ir žinai, čia šeimyninis duetas, ten žinai, Marijonas ir Agata Breit-Mazariai. Aha. Dabar galvoju taip, Marijonas, blogai, šitas sceninis vardas jau užimtas, žinai. Agata dar nežinoma, žinai, toks. Ir vienintelį šeimos duetą, kuris man dabar galvoju tvinksi, tai yra Petras ir Liveta Kazlauskai. Kažkaip reik šitą spręsti reikalą. Supratau, bičiuliai. Ačiū labai, kad atvykote pas mus į studiją. Dėkoju, jog sutikote į ją atvykti. Didžiausios tau sėkmės, Marijonai. Ačiū Didžiausios labai. Tau sėkmės, Agata, tavo muzikinėme Ačiū. kelyje. O dabar radio kelyje eteryje savaitės atradimas. Marijonas, Mario on Air ir Agata Breit. Mano muzika. Ačiū, kad atvykote. Ačiū Jums. Tarp begalybės minčių tavį randu savo muziką. Nėra jokių paslapčių, juk tu esi mano muzika.